Tai vat. Prieš kurį laiką viena dama bandė darbintis į vieną viešbutį. Jinai yra paskutinio kurso studentė, šviesiaplaukė, šoko gražiuosius šokius neseniai, tai tikriausiai bus ir špagatą padaranti, kaip sako. Jo. Labai gerai. Tai vat, Monik. Tai gal darbą, bet ne visai gal tą darbą administruojantį kažkokį, tai ne? Gal paprastesnį darbą kažkokį tokį. Su geriau, labiau apmokama. Tiesiog, kur jinai? Vilnietė. Jinai Vilnietė. Tiesiog tas darbas, kur tiesiog reikės sėdėti vestibiulėje. Žinai? Ir vakare eiti į svečius. Vakare eiti į svečius? Nesi niekada susidūręs, kai viešbutis sėdi vestibiulėje, keistai kažko belaukiančias porą, pavyzdžiui, moterų. O tai gal tu davai šitą padaryk, o aš kitą dabar surasiu to jau pat. Nes aš dabar surfinu kaip tik per mūsų išdurkių sąrašus, kurių... Oi, daug išdurkių, žinok. Ar padarome tiesiog apklausėlę, kaip tu manai? Nu, galime ir apklausėlę. Paprastą apklausėlę. Čia taip šalia toksai, vėlgi. Šalia toksai, vis apklausai, kurie galbūt pats jo apklausa labai gerai žagintojų trauknys. Ar norėtumėt dirbti žagintojų traukinį? Ar ne? Labas vakaras. Jūs tugdo Gintaras Gleveckas. Skambinu jums iš nepriklausomos papirėlių tyrimo tarnybos. Trumpos apklausos kelių klausimų noriu jums užduoti apie keliones. Ar galėčiau? Tuoj minutėlę, aš sustosiu, kur nors dabar vairuoju. Puiku. Gerai. Jeigu į ringą suleistumėt Kazimierą Danutę Prunskienę ir Mešką, kaip manote, kaip smarkiai nukentėtų Meška? Sveiki dar kartą. Sakykite, prašau, į kokią amžiaus grupę galėčiau jūs priskirti? Iki 20, iki 30 ar iki 40? Iki 30. Džiugu. Sakykite, prašau, iš kokio miesto jūs būsite? Klaipėda. Ar turite violetinį megztuką? Kada paskutinį kartą jūs keliavote? Kokiu sezonu? Ta prasme, už Lietuvos ribų? Taip, už Lietuvos ribų. Praeitais metais. Kaip manote, kiek kartų per dieną reiktų kalėjime žaginti prievartautojus? Ir tai buvo tolimas ar artimas užsienis? 3 kartus? Švedija, Latvija, čia nežinau, koks tolimas ar artimas. Artimas. Ar 18 kartų per dieną? Supratau, sakykite, jūs keliavote viena su draugais ar su vienu artimu draugu? Su draugais. Kiek giliai galite įryti bananą? Supratau. Ir ta jūsų kelionė buvo planuota, ar ne? Taip. O su burna? Tam jums priteko pasimti atostogas? Labai? Ne. Jūs nedirbate? Taip. Jeigu išteptumėm bebrą medumi, ar manote, kad jis nuo to būtų piktesnis, švelnesnis, ar nebūtų iš viso? Dabar noriu dar paklausti paprastą klausimą. Jeigu jums būtų suteikta galimybė, ar ne, kokią kelionę ir kur, kaip toli jūs pasirinktumėt? Ar turite savo svajonių šalį? Svajonių šalį. Visur, kur nesam buvę, yra tikriausiai gražu. Nežinau, šiaip, kad ir ta pati graži ir atogražų šalis visas turi taip. Dėkui. Dabar sakykite, jeigu... Taip, pietų šalis, ar ne? Rytų, taip. Rytų, taip. Kaip teisinga būtų teikti, kad po to, ką Vladimiras Romanovas padarė su Žalgiriu, jam tektų dabar su juo tuoktis? Rytų. Ačiū Jums labai. Sakykite, ar aš galėčiau dar sužinoti Jūsų vardą tam, kad galėčiau užpildyti anketą Jūsų galutinai loterijai? Bus pralošinėjama kelionė. Gerai, Monika. Kaip vertinate gandus? Monika, iš Klaipėdos, kiek metų? 22. 22. Kaip vertinate gandus, kad Juozas Statkevičius nėra gėjus? Keista. Ne, taip. Jums atrodo, kad jisai visgi... Ačiū Jums labai. Dar toks tiesiog paprastas keistas klausimas. Ar Jūs manote, kad kelionė į užsienį įmanoma kartu ir dirbant? Kaip būna tas užsienietiškas work and travel? Įmanoma. Ar čia geras dalykas yra Europoje? Šiaip, ką žinau, priklausomai nuo kiekvieno žmogaus čia tikriausiai. Sakykite, kaip darbo pobūdžio galbūt. Sakykite, kaip vertinate gandus, kad jei nuskustume Osamos bin Ladeno barzdą, jis atrodytų kaip Atlanta dainininkė? Ačiū Jums labai. Jeigu Jums būtų suteiktas toksai darbo pasiūlymas, ar Jūs sutiktumėte, jeigu darbo užmokestis būtų tinkamas? Šiuo metu ne.
kaip vertinate gandus, kad... Sakykite, ar ateityje planuojate išvažiuoti į užsienį kažkur tai dirbti? Nu, jeigu prireiks būtinai. Sakykite, kaip vertinate gandus, kad Stakėnas, ponas Stakėnas yra iš tiesų lokys. Tiesiog nuskustas pusiau. Ačiū Jums labai. Supratau. Tai, taip, dėkui Jums labai. O dabar, sakykite, kaip... Gerai, tai aš tada užpildysiu Jūsų anketą, tuo sekundėlę dar. Kaip sakytumėt, ar Justinas Bieberis iš tiesų yra tiesiog lesbietė, bandanti apsimesti nepilnamečių berniukų? Taip, dėkui Jums labai. Visgi ir Jūs manote, ne, kad jis yra lesbietė. Taip, Monika. Labai. O dabar... Tiesa, dar noriu pasakyti. Ačiū tau labai už kantrybę. Monika, labas. Labą vakarą. Iš kur tie kantrybės pas tave? Aš nežinau, kažkaip niekad neatsakinėjau tokius klausimus. O tau malonu buvo atsakinėti ir priedo klausyti dar kažką. Vat aš ir klausiau ir nelabai supratau, kas čia per bėsas. Čia Justas šneka. Va, klausyk, paskambino tau radistai iš ZIP FM, Rolandas Mackevičius ir Justinas Jankevičius. Jo. Dėkui. Ačiū tau už kantrybę. Čia numeris vienas dalykas būtų. Monika, žiūrėk, čia tau linkėjimai yra nuo Marčenzo. Turi tokį draugą? Turiu. Pasakoju, kad jisai neturėjo pakeisti miestą dėl kažkokių tai išdaigų tavo. Mano? Tavo. Tarkim, gerai. Gali tai būti? O tai ką, tai persekėjai? Persekėjau. Ar tu tiesiog užsiundėjai savo kovų be taisyklių čempiono pasaulio Berną ant jo? Jo, ne, Berną nesiundžiau, save užsiundžiau. Ai, va O, tai tu ir patikėta tokia, ne? Nu. Užtratinai negyvai? Ne, nepratinau. Ar manai, kad jisai būtų bėgęs tada? Nu, kas ten žino? Gal jisai... Visko gali būti, iš tikrųjų. Slabakas. Gerai, brangioji, tai gero tavo vakaro. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Ačiū. Iki. Taip, šaltų veidų apie Stakėną reaguoja, aš ten taip savo maloniai pasikrizendamas, o čia no problems, ne? No problem is.